stoja pirmasis kvalifikacijos dalyvis. Forshift komanda. Mantas Augustinas. Pradedam važiavimą, žalia šviesa užsidegė. Na va, pirmasis truputį panašu, kad susijaudina Mantas. Aišku, nėra lengva pirmam atidaryti kvalifikaciją. Panašu, kad pirmam važiavime kvepia nuliukų Mantui. Jau irgi stovi prie starto linijos, antras Nissanas 13. Turbūt dar ne vieną kartą teks išvyšti tą kėbulą. Nuo pat starto, pilnų gazų. Labai tikslus pirmas klipinas, antras lygiai taip pat. Trečias šaunus persimetimas, gal truputį trūksta agresijos važiavime. Matos šiek tiek pasitaupo prie sieną. Pirmų važiavimų turbūt nenori dar persistengti. Ar apklijavimų, nežinau kaip čia reiktų įvardinti. Bet tikrai labai gražiai atrodantis. Žiūrim, kaip jam sekės pasiruošti. Labai geras tikslus pasistatymas, daug kampo, daug agresijos. Labai arti sienos Tomas, wow. Nu, panašu, kad Tomas tikrai nusiteikęs šiandien parodyti. Jau laukęs, kada jam bus duotas startas. Na, matom pasistatymę, truputį per anksti pasistatė ir nesugeba surinkti visų clipping zonų. Šiaip šitoj trasoj turbūt vienas iš tokių esminių dalykų gaunasi vis tiek pasistatymas, jeigu nesugebi pasistatyti laiku, ar sakė, kad su stresu sudėtinga susitvarkyti. Bet žiūrim, gal visgi atrado kažkokią priešnodį, kuris veiks ir nesukels keblumų. Na, pasistatymas tikslus, tik truputį trūksta agresijos ir kampo, bet šiaip toliau visas važiavimas atrodo lipdas visai neblogai. Labai arti sienos, kol kas tikrai atrodo solidus važiavimas. Kitas prie starto Arijus Kurkulis. Pajuda nuo starto linijos. Dar vienas Nissanas 13. Kol kas panašu, kad S13 visgi dominuoja šitoje grupiai. Jį dalyvaujant bandomajame etape. Na ir žiūrim, kaip jis visgi sugebės susidaroti su trasa. Šiaip kol kas panašu, kad sunkiai sekasi Edvinui. Įdomu, kokios to priežastis, kas nutiko, nes akivaizdžiai nepavyko pasistatyti. Techninių nesklandumų. Toliau turim Tomą Vaitekūną su BMW E36. Šiaip E36 variklis tikrai nėra turbūt pats patogiausias kai kuriuose trasose, bet kiek teko girdėti iš dalyvių, kad šitoj trasoj RB28 visai yra veikiantis dalykas, nes su juo dalyviai gali susirinkti visai nemažą greitį. Laukiam, kol jam bus duodamas startas ir Mantas pajuda. Labai neblogas pasistatymas, kol kas, bet truputį trūksta kampo, čia labai didelis backwardas, ko teisėjai briefingė prašė iš dalyvių, kad nedarytų ir vos neapsisuka, labai didelė korekcija. Bet trasą visgi įveikė. Jis jau savo užduotį šiandien turbūt įvykdė, kornėse bus jam labai sudėtinga. Na ir toliau dar vienas Nissanas 13 Giedrius Katinas, kurį jau, kas seka virtualų driftą, esam kelis kartus, turbūt ne kelis kartus, o jau nemažai visai matę Drift Corner Grand Prix varžybose. Turim profesionalius vairuotojus teisėjus, tai realiai
Jie taškų tikrai nedalina į kairę į dešinę ir dabar prie numeris 1, kol kas kvalifikacijoje esančio dalyvę pereinam Tomo. Tomas toliau. Na ir visgi Siena šį kartą nepasigailėjo Tomo. Jau praeitam važiavime buvo labai arti. Toliau Toyota GT86 Tomas pažėra. Dar viena gražiai padabinta Toyota. Matom Lietuvos vėliavą ant stogo, bet važiavimas kol kas nelabai sėkmingas. Vėl matom, galim pastebėti šitą tendenciją, jeigu trasos pradžiai iš dalyvių ir tas truputį pakiša koją, kas iš dalies ir buvo mūsų idėja, kad dalyviai visgi turėtų iššūkį. Toliau turim Paulius Drusys su E36, su visai įdomiu, sakykime, liveriu. Matom, paliečia sieną, ir antrą kartą. Turim 0 antrų važiavimų pas Paulių, bet toliau turim Marijų Kurkulį. Labai neblogas pasistatymas, geras kampas. Į sieną matom. Tai vat būtent teisėjai šitą momentą vėl akcentavo per briefingą, kad į sieną reikia atvažiuoti palei žolę. Tada sieną... Toliau turim Edviną Labutį. Edvinas labai tiksliai pasistato, buvo labai arti žolės, vos neišmetė rato, tačiau antram klipe biškį pritrūko ir trečiam dar vienas labai grubus momentas. Vėl teisėjai labai prašė laikyti stabilų kampą trečiam klipe. Edvinas Balčiūnas vienas iš jų, dabar stovi prie starto. Visai neblogas pasistatymas, vėl truputį matos, kad stiliaus teisėjas turės kur nubraukti taškų, bet į sieną labai agresyvus atvažiavimas. Galbūt ne būtent toks, kokio teisėjai prašė, bet buvo labai arti ir greitai. Būtent taip ir matom, 62 taškai. Tai tikrai visai solidus rezultatas. Na ir paskutinis, Tomas Vaitekūnas. Labai neblogai pasistato, bet panašu, kad ties pasistatymu ir jo važiavimas sugriūna. Ir matom jau iš karto prasideda su savo automobiliu, ne tik liveris padarytas, Mazda RX-7. Toks, sakykime, gal vienas unikalesnių modelių, ką mes turbūt galėsim pamatyti šiandien. Na ir, labai arti sienos. Toliau keliaujam prie Rimanto Pumpučio. Pajuda nuo starto. Dar vienas labai neblogai atrodantis pirmuko liveris. Važiavimas labai greitas, tačiau gal truputį trūksta kampo. Labai arti sienos, Rimantas tikrai matos, kad laiko veltui neleido, dalyviai visi turėjo savaitę laiko pasitreniruoti. Na ir toliau einam prie Roko Baublio. Šiek tiek praleidom pradžią važiavimo, techniniai nesklandumai, nieko baisaus, bet matom, truputį Rokas neidealiai yra susidraugavęs dar su savo technika, komanda N-Works. Bandomajame etape puikiai pasirodęs, sugebėjo iškovoti antrą vietą. Žiūrim, ar ir šiame etape bus pasiruošęs. Na ir siena tikrai atrodo labai solidžiai. Einame toliau. Porsche Shift komandos atstovas Armandas Bolevičius.
Labai gražus ir unikalus liveris, truputį išsiskiria iš viso komandos vaizdo, norėjo Matas truputį kažką pasidaryti originaliau ir jam tas puikiai pavyko. Tuo tarpu važiavimas vėlgi turbūt spėčiau, kad gal pasirinko taktiką pirmą važiavimą pasidaryti kiek saugesnį, kokie pas mus griežti teisėjai. Toliau turim Martynas Preidys, komanda Map Brothers. Matom šiek tiek netikslus pasistatymas, truputį per anksti išvažiuoja plačiai. Na ir dar atsitrenkia į sieną, vos neįsitiesina. Įdomu, kiek teisėjai už tokį važiavimą jam skirs taškų. Šviesoforas blyksė, žalia šviesa duota. BMW E82, baltas. Na ir matom pasistatymas saugus, tai vėl šitoj trasoj su saugiu pasistatymu yra sudėtinga davažiuoti iki galo. Gerai, judame toliau. Na ir visi prasisuko po vieną važiavimą ir vėl pradedam antrus važiavimus. Arminas Zajančauskas. Einame toliau. Rimantas Pumputis pradeda savo važiavimą. Na, šį kartą atrodo gal kiek konservatyvesnis. Va, ir matome pasiekmes. Pirmoji clipping zonai nebuvo plačiai Rimantas, tas jam kainavo susirinkti labai daug greičio ir trečioje outside zonui. Toliau Rokas Baublys daro savo antrą važiavimą. Pradžia matos kiek skurdoka. Ir turim labai nesėkmingą avariją. N-Works komanda pirmam važiavime labai neblogai pasirodė, surinkė 75 taškus su savo BMW E46. Vėl matom tikslus pasistatymas, vos neišleidžia rato ant žalies antram klipe, kas jam kainuoja truputį agresijos, bet siena labai gražiai, wow, siena, tai nežinau, ar buvo kažkaip geriau įmanoma ją įgyvendint. 71 taškas antrų važiavimų. Toliau grįžtam prie Forshift komandos. Armandas Bolevičius labai neblogai pasistato. Antras klipas taip pat gerai, trečias šauniai. Į sieną galbūt kiek konservatyviau, truputį trūksta iki sienos, paliko tokį tarpelį, nes turbūt nenorėjo savo gero važiavimo susitvarkyti, susigadinti, tai panašu, kad Forshift komanda visgi šiandien bandys parsivežti podiumą. 65 taškai Armandui, toliau Martynas Preidys. Nissanas 13, Map Brothers. Wow, labai didelis kampas prie sienos, tačiau kiek per didelis ir nepavyksta išpiešti gražios arkos prie sienos. Einame toliau, Donatas Beinaris pajudo iš starto. Vėl konservatyvus pasistatymas, tai turbūt šitas momentas dalyviam labai pakiša koją. Wow, čia į sieną tikrai turėjo trajektorija būti ne tokia. Nissan S15 Team NDC. Labai nemažai aktyvumo šiaip sulaukėme iš NDC komandos.
Ir matom, pradžia kol kas nebloga, bet siena visgi privertė pasisaugoti ir padaryti grubę korekciją. Pirmasis prie starto Paulius Šinkūnas stoja. Team NDC. Nissanas 14.9. Labai panašiai James Deano. Matom kol kas labai neblogas pasistatymas. Pradžia tikrai žadanti visai neblogą rezultatą. Daug tikslumo. Na, prie sienos galbūt kiek pasisaugojo, bet vėl atsimenam, kad čia yra pirmas važiavimas. Turbūt, kad gal dar vienas NDC komandos atstovas, Nissanas 15. Labai neblogas pasistatymas, gana tiksliai pasistato, tačiau kiek anksti išvažiuoja iš antro outside klipo. Na, panašu, kad prie sienos kiek agresyviau privažiuoja nei jo komandos narys Paulius. Pajuda nuo starto linijos. Labai vėlyvas pasistatymas, gerokai per vėlyvas ir matom, kad trasos visgi įveikti šituo važiavimu tikrai turbūt nepavyks. Ir turbūt bus skirta 0 taškų, kadangi antrą važiavimą pasitaisyti. Na, keliaujam toliau. Jäger Drift Team, Augustas Ražinskas su BMW 1M. Na ir pradžia vėl labai panašiai prieš tai, ką tik matyto dalyvę, tiesa, šiek tiek sekasi geriau. Žydrūnas Petkevičius, BMW E30, NDC komanda. Ir matom, pasistatymas nepavyksta. Šitos trasos iš tikrųjų vienas dalykas yra su pasistatymu, tai jis atrodo galbūt iš šalies paprastas, tačiau tai laikant mašiną ant įtampos, galinė ašis visgi nori pabėgti ir pabėga. Tas irgi tikrai pakiša neretai dalyviam kojas. Toyota pilotuoja Nojus ir pasistatymas labai neblogas. Trečiam klipe kiek per agresyviai turbūt peršvičia mašiną ir matom to pasiekmes. Pirmas važiavimas Noj yra 0. Komanda N-Works, dar vienas N-Works komandos pilotas su BMW E46. Trūko iki pirmo klipino. Truputį net ir rudos putos pakėlė trečiam outside. Labai toli nuo sienos. Matosi, kad nepataikytas pasistatymas visgi pakišo koją. Trečios kvalifikacijos grupės pirmus kvalifikacinius važiavimus keliaujam prie antrų. Vėl grįžtam prie Pauliaus Šinkūno, NDC komandos atstovo. NDC komanda šiaip rodo labai nemažą aktyvumą pastaruoju metu Assetto Corsos platformai. Keliaujam toliau, komandos narys Pauliaus Deividas Arūna. Na, matom, kažkiek užsikampina trečiam klipe, bet siena labai arti, wow, siena tai tikrai stulbinanti. Nubraukia buferį viso valraido metu. Keliaujam toliau. Nojus Mikuckis pradeda savo važiavimą. Pirmam važiavime surinkęs 0 taškų. Antrame panašu, kad vėl su pasistatymu sunkiai sekasi, tačiau kiek geriau negu buvo pirmam važiavime. Ir pameta priekį savo mašinos Nojus. Labai gaila, panašu, kad abu važiavimai bus įvertinti 0 ir Nojus
pajudo nuo starto. Ir labai konservatyvus pasistatymas. Teisėjai galbūt nepakankamai užakcentavo šitą momentą, kad dalyviam būtų paprasčiau įveikti trasą. Pirmų važiavimų surinkęs 0 taškų, taip pat tikimės, kad šitam važiavime jam pasiseks geriau. Matom pasistatymas į didelį kampą, tačiau iki clipping zonos nedasitempė. Labai agresyviai atvažiavo į sieną, susirinko labai daug greičio, kadangi neturėjo kur dingti, nepaėmęs pirmo. Nissan S13. Labai neblogas pasistatymas, antras klipas lygiai taip pat, trečias vėl gal kiek siaurokai buvo galima kiek plačiau, bet šiaip važiavimas tikrai labai neblogas. Siena irgi buvo, ir panašu, kad rezultatas turėtų būti visai džiuginantis, 62 balai. Keliaujam toliau, Nojus Stasiūnas, Toyota GT86, labai neblogas pasistatymas, gal šiek tiek matom, kad trūksta kampo, bet apart to labai neblogas važiavimas. Paliečia sieną Nojus, tačiau panašu, kad tai didelės korekcijos neiššaukia. Ir trasą suvažiuoja be problemų. Vau, Nojus matos mėgsta riziką. Panašu, kad pajudo nuo starto ir vėl šiek tiek pritrūksta iki pirmo clipping boxo. Panašu, kad jo būtent tenais jau ir stovi. Ir pradeda savo važiavimą. Labai neblogas pasistatymas, panašu, kad šiek tiek nuleido ratą. Tas jam truputį kainavo vėlavimą persimesti į antrą outside zoną ir sieną, vau, labai giliai sieną. Tikrai Elvinas matosi padaręs yra tikrai nemažą pažangą. Jankevičių, dar vienas realybėje važiuojantis pilotas. Realybėje tiesa važiuoja su E36 kompaktu, o simuliatoriui pasirinko Nissan S13. Siena galbūt jo vėlgi kiek konservatyvesnė, tačiau apart to visas važiavimas atrodo gana neblogai. Panašu, kad abiems sekas panašiai prisijaukinti simuliatorių. Tikrai, kaip vienam iš pirmų savo važiavimo etapų, tikrai labai neblogas rezultatas. Toliau keliaujam prie Armando Bajoro. Armandas per pastaruosius metus irgi, kas stebėjote į simuliatorių, tai galit puikiai matyti, kad padaręs labai stiprią pažangą. Tačiau Armandas Augustiną aplenkė taškais ir surenka 65. Keliaujam toliau, Rokas Letajevas, BMW E30. Ir panašu, kad pasistatymas visgi nebuvo įkastas lengvai Roko. Nuo ko vėl dar kartą pasikartosiu, jau turbūt nežinau kelintą kartą, bet virtualiam Lietuvos drifto čempionate Simas bandomajame etape surinko, jeigu neklystu, 90 taškų ir liko pirmas kvalifikacijai. Pažiūrėkime, ar gali pakartoti savo rezultatą ir pirmajame etape. Labai gražus važiavimas, vau, siena, tai ta prasme visiškai nekelianti klausimų. Spoileris virš sienos, visas važiavimas tikrai Keliaujam toliau, Šarūnas Dambrauskas, dar vienas semipro pilotas. Panašu, kad visgi neįveikė sėkmingai trasos, kada teisėjai uždegs jam žalią šviesą ir žalia šviesa užsidega ir jis pajuda nuo starto linijos.
Labai neblogas pasistatymas. Antras klipas kiek konservatyvus, prieš trečią šiek tiek pakelia rudos putos. Ir prieš sieną lygiai taip pat. Ir sienoj padaro grubę korekciją, kuri jam turbūt kainuos nemažai. Pajuda Augustinas nuo starto. Lačkikas ir labai daug kampo pirmam klipinė. Vau, Augustinas tikrai panašu, kad demonstruoja labai neblogą kampą. Tačiau tikslumo clipping zonose šiek tiek trūksta, bet važiavimas tikrai. Na ir keliaujam toliau. Armandas Bajoras pajuda iš starto. Pasistatymas vėl matom kiek konservatyvesnis. Ir over-rotationas trečiam outside klipe. Siena vėl jau tokia, ką pavyko išgauti po tokio užsikampavimo. Tikrai labai gražiai atrodantis BMW. Pajuda nuo starto. Pasistatymas vėl turi šiokių tokių trūkumų, apart to važiavimas iki šio momento lipdėsi visai neblogas, bet sienoje visgi kol kas pirmas kvalifikaciniai lenteliai esantis dalyvis, Forshift komandos atstovas. Labai neblogas pasistatymas, gal trūksta šiek tiek kampo visame 3 klipų diapazone ir pasidaro korekciją prie sienos. Čia vis tiek buferį visą nubraukė į sieną ir sugebėjęs įvykdyti trasą taip, kaip nori. Na, panašu, kad pasistatymė visgi per anksti pasistato Šarūnas ir čia labai daug greičio susirenka tiesiojai. Bet spėja sustoti iki sienos. Na ir paskutinis Matas Gvidas Černeckis. Pradžiai kiek pritrūksta kampo ir agresijos. Tačiau likusį važiavimą visgi sugeba įveikti. Taip, Tomas jau važiuoja savo pirmąjį kvalifikacinį važiavimą. Tačiau matom, neišvengia kontakto su siena ir dar negana to gale ir išsitiesina. Ernestas atvažiuoja į pasistatymą. Pasistatymas atrodo gana neblogai, tačiau likusi trasos dalis vėl daug nežadanti ir turim kontaktą su siena, tačiau Ernestas yra išmokęs puikiai, kad atleist gazo yra tikrai nevalia. Žygimantas Jukna, NDC komanda, NDC komanda, BMW F22. Labai neblogas pasistatymas, geras kampas. Antram ir trečiam outside klipuose truputį pritrūksta, bet siena braukia, wow. Tiesa, kiek vėliau priartėjus prie tos sienos, Makarius Akulevičius su labai didelę mašiną, BMW M3 G80 Team NDC. Pasistatymas atrodo gana neblogas, bet pabijo agresyviau persimest ir tas jam labai stipriai kainuoja, turi užsikampuoti trečio outside zonai ir į sieną į paskutinį bloką. Trenkęs Vakaris su BMW E36. Pradeda savo važiavimą. Na ir pradžia
gana konservatyvi iki sienos. Siena panašu, kad visgi buvo sunkiai įveikiama. Stovi prie starto BMW 46 HGK bodis. Na ir pasistatymas panašu, kad Siena šiaip labai agresyviai atėjo, bet turbūt ne taip, kaip teisėjai norėtų įmatyti iki jos davažiuojantį. Taip, toliau dabar važiuoja Lukas Bykovas, Toyota GT86. Kol kas važiavimas visai klostosi solidžiai. Yra truputį vietų, kur pasitempti, tačiau žiūrim, ar antrame važiavime visgi pavyks susitarti tiek su automobiliu, tiek su savo vidiniais demonais. Pradžia kol kas atrodanti tikrai daug nežadanti. Tai būtent tą ir matome, kad visgi ne šį kartą. Startas duotas, žalia šviesa duota, važiuojam. Ernestas labai neblogas pasistatymas kol kas, tačiau antram klipe kiek per anksti išvažiuoja, trečias vėl galėjo būti truputį geriau. Siena, Siena tikrai buvo labai arti, tačiau po to nuo jos kiek atitolsta. Na ir kampo teisėjas ką visgi galvoja. Jo, panašu, kad iš viso Ernestas surenka 62 taškus. Tas yra visai tikrai neblogas rezultatas ir manau jis patenkintas. O dabar keliaujam toliau. Žygimantas Jukna važiuoja savo antrą kvalifikacinį važiavimą ir prie sienos gerokai per vėlai persimesta, gerokai ne taip pradėjo stabdyti, kaip derėtų. Tačiau panašu, kad šį kartą sekas kiek geriau Makariui. Ir ant sienos gana nemaža korekcija, kuri tikrai jam kainuos, net ne viena, o dvi didelės gana korekcijos. Stovi prie starto, laukia, kol teisėjai leis jam važiuoti ir teisėjai tai padaro. Labai vėlyvas pasistatymas, tačiau panašu, kad pradžia atrodo labai neblogai. Į trečią outside zoną kiek nebejodamas atvažiuoja, tačiau viskas kol kas panašu, kad klostosi gana neblogai. 39 taškai. Dabar yra klausimas, ar jau užteks praeiti kvalifikaciją ir keliaujam prie Mindaugo Mickio. Mindaugas pasistato labai neblogas pasistatymas, antras klipas gerų kampų, į trečią labai agresyviai. Tiesa, truputį nuleido ratą ir dėl to panašu, kad nespėjo sustoti. Tokia gera buvo važiavimo pradžia, tačiau visas važiavimas, tikrai viskas buvo padaryta tvarkingai. Ir surinkti 55 taškai. Keliaujam prie sekančio važiavimo, antrasis važiavimas Luko. Panašu, kad Lukas už šitą važiavimą gaus 0. Iš tikrųjų norėjau sakyti, kad turi šansų pasigerinti rezultatą savo. Pradeda savo kvalifikaciją ir atidaro 6 grupę. Kiek konservatyviai nuo pat pasistatymo trūksta iki clipping zonų. Tikrai galima plačiau ir labai skaudžiai blokus. Vienas žodžiu, naujas Mustangas, labai didelis, tačiau turi 2JZ variklį po kapotu. Ir pasistatymas labai neblogas kol kas panašu. Tikrai visai neblogai seka suvažiuoti važiavimą iki sienos. Labai keista. Tikrai nesitikėjau, nes pradžia atrodė labai kontroliuojama ir švari. Taip ir atsitinka.
nuo starto linijos su BMW E36. Jäger Drift Team. Ir matom į sieną labai keistą įvažiavimą. Dar tokio iki šiol kol kas matyti neteko, tačiau laukia savo eilės ir pajuda. Labai nedidelių kampų pasistato, prisirenka labai daug greičio. Na ir ar tai jam nekainuos? Panašu, kad visgi lygiai ir spėja sustoti prie sienos, tačiau akceleratoriaus tikrai pedalo nespaudžia. Toyota GT86 Team Unreliable. Puikus pasistatymas Rafalo, gal kiek trūksta iki outside klipo, bet na, panašu, kad šiek tiek per anksti pagyriau. Atrodė pasistatymas labai neblogas, bet kita trasos dalis, sakykime, vidutiniška. Tikrai galima buvo suvažiuoti ir geriau. Jis pradeda savo žemą ir panašu, kad visgi trenkėsi į kugelius. Nepavyksta tvarkingai įsibėgėti, tačiau važiavimą toliau savo tęsia. Tad visai įdomu, kaip visgi pasiseks jam suvažiuoti. Na ir pradžia važiavimo tikrai daug nežadanti. Tikrai pritrūksta ir galiausiai visgi atsiduriam sienoje sužibėti kvalifikacijoje. Nissanas 13. Na ir žiūrim, kaip jiems sekas. Labai geras pasistatymas, lygiai taip pat ir antras, ir trečias klipai. Na ir siena, o siena visgi universalas. Na ir žiūrim, kaip Ernestas sugebės savo baltąjį šaldytuvą suvaldyti. Panašu, kad pradžioj kiek sudėtingai jam sekasi. Treniruočių metu buvo kiek geresni važiavimai, tačiau viskas ganėtinai gaunasi švariai. Domantas jau atsistojęs prie starto linijos ir laukia, kada turės šansą parodyti savo važiavimą ir šansas panašu, kad duotas. Tačiau pati pradžia tikrai daug nežadanti ir panašu, kad matom lagą. Įdomu, ar čia yra. Dabar tikrai matom, kad jam nepasisekė. Keliaujam toliau. Donatas Mašiukaitis, Ford Mustang RTR. Agresyvus pasistatymas. Tačiau truputį clipping zonos renkasi sunkiai ir wallride'as labai daug žadantis atrodė. Truputį tiesa palėtė sieną, kur gal to nedrėjo padaryti, kas matęs šiek tiek jį nuo jos atstumė, tačiau kol kas turintis 0 taškų savo kišeniai šiame etape. Tikimės, kad jam visgi šiek tiek pavyks pasigerinti rezultatą. Na, bet kol kas panašu, kad tikrai nepavyks. Arba kabina kugelius, kurių kabinti nederėtų. Ten yra visai pakankamai vietos pro jos pralyst. Na ir pagaliau, kad panašu, kad pavyksta Benui. Tačiau pasistatymas vis viena toks gana saugus. Turbūt išsimušė šiek tiek iš vėžio su to starto ir turim 0 taškų. Panašu, kad Rafal Mikelionis stovi prie starto. Team Unreliable. Na gerai, kad simuliatoriai bent jau mašinos nelūžta, nors būna tokiu atveju, kad įranga visgi paveda. Na kol kas iki šio momento Rafalo važiavimas atrodė visai ok, tačiau matom žalią signalą ir
pajudantį nuo starto dalyvį. Panašu, kad trasa dalyviam tikrai nėra labai lengvai įkandama ir tikrai reikia prie jos paplušėti. Na ir žiūrim, ar visgi pavyks surinkti taškų. Kol kas 0 taškų jo sąskaitoje. Labai geras pasistatymas į didelį kampą, tačiau iki antro klipino šiek tiek pabijo davažiuoti, lygiai taip pat ir trečio, ir turime sieną. Blokai labai neatlaidus ir jų tikrai nepastumsi ar ne. Aleksas padaro gerą tikslų pasistatymą, tačiau kita trasos dalis panašu, kad yra įveikiama kiek kitaip negu teisėjai prašė, tačiau taškai turbūt. Tai panašu, kad 40 balų gauna Aleksas, tai čia dar visgi yra klaustukas, ar jam tikrai užteks 40 balų kvalifikacijai. Ir keliaujam prie Ernesto Verbicko. Na, šį kartą vėl pradžia labai panašiai. Ir turim sieną. Keletą kadrų iš treniruočių. Na, va, panašu, kad pradedam kvalifikaciją. Marius Vasiliauskas atidaro 7 grupę. Kol kas atrodo labai neblogai važiavimas. Tikrai gana solidus. Matosi, kad žmogus už vairo jau tikrai ne pirmą dieną ir būtent taip ir buvo. Kvalifikacijoje galbūt dalyviams sekės kiek sudėtingiau, tačiau poriniu metu pasimatė visiškai kitas vaizdas. Toliau keliaujam Paulius Petrauskas, Team Urto Drift. Matom, kad Paulius prisidaro šiokių tokių klaidų. Jie išleidžia ratą, bet wallridas tai stulbinantis. Su valtepu be korekcijos ir labai daug greičio ir agresijos. Panašu, kad labai neblogą rezultatą, 54 taškai. Žino, kur reikia pasitempti, o dabar keliaujam prie Oskaro Juodžio. Turbūt kitaip žinomas kaip Suboskė kai kuriems. Kol kas pradžia važiavimo tikrai solidi. Siena, agresyvus, greitas parvažiavimas ir turim blokus. Labai apmaudu, bet antras bandymas Pauliaus. Na ir žiūrim, kaip jam seksis. Ar sugebės susitvarkyti tiek su trasa, tiek su automobiliu. Kol kas panašu, kad sekas labai neblogai, labai geras kampas ateinant į sieną ir turim kontaktą. Ir panašu, kad važiavimas vertinamas 0. Kol kas panašu, kad šitoj grupiai komandos narys Domantas Kučia šiandien susidūrė su techniniam problemam. Gazo pedalas jam neveikia tolygiai, tad labai sudėtinga įvažiuoti gerą važiavimą ir tai būtent labai ir atsispindi. Wow. Na, bent jau pavyko išgelbėti ir nesitrenkti. Pro lygos pilotas važiuoja Pro lygoj. Lietuvos čempionate lygiai taip pat važiavo šiemet ir Drift Kinguose. Panašu, kad visgi įgūdžius tikrai turi ir sekas labai neblogai apart sienos vėlgi. Čia panašu, kad turim rimtą problemą. Siena visgi, keliaujam toliau, Tomas Šesna, Team N-Works, BMW 46. Neblogas pasistatymas, antras klipas lygiai taip pat. Trečiame irgi viskas kaip ir neblogai, tačiau šiek tiek pritrūksta. Na ir panašu, kad Marius Vasiliauskas pradeda savo antrą važiavimą. Pajuda nuo starto ir pasistatymas. Panašu, kad šitam važiavime jam sekas kiek sudėtingiau. Ir vėl dar vienas kontaktas su siena.
panašu, kad dalyviai tikrai nepabūgo tas sienas. Stebim, kaip Paulius sugebės susitvarkyti su šiuo važiavimu. Na, panašu, pradžia tikrai labai nebloga. Šiek tiek išleido, man rodos, ratą, trečią zoną, kaip ir viskas gerai. Na ir siena. Siena labai neblogai. Paulius tikrai panašu, kad jau yra pajutę savo automobilio gabaritus ir žino, kiek visgi yra tos laisvos vietos iki sienos. Tikrai mes jį išvysime top 32 kovose. Keliaujam toliau. Oskaras Juodis pradeda savo važiavimą. Labai ankstyvas pasistatymas į didelį kampą, kiek per anksti pasistato Oskaras. Tačiau sugeba įsispręsti ir šį kartą jau į sieną neįvažiuoja, bet į sieną atvažiavimas tikrai labai piktas. Kaip Gediminas Ivanauskas mėgsta posakį, rūgštus tikrai. Nissan S15. Oskaras surinko 39 taškus. Nepaisant to, kad siena buvo labai agresyvi, tačiau likusi važiavimo dalis tikrai teisėjų nesužavėjo. Na, Paulius daro vėl labai grubę klaidą, nors ir turi techninių problemų, tačiau Domantas jų nepabūgo ir sugalvojo vis vieną sudalyvauti ir išbandyti savo jėgas, pažiūrėti, kaip jam visgi pavyks. Na ir pradžia panašu, kad galbūt kiek geresnė už pirmą važiavimą. Ir panašu, kad sienos šį kartą nebus, bet apsisuka Domantas. Ir 2-0 keliauja prie televizoriaus ekrano, gurkšnodamas savo mėgstamus gėrimus. Keliaujam toliau, Gediminas Levickas pradeda savo antrą važiavimą. Labai tikslus ir geras pasistatymas. Antrą zoną lygiai taip pat, trečia vėl puikiai. Na ir šį kartą siena jau kiek atsargiau. Galbūt jau kiek per daug atsargiai, bet aš manau geriau suvažiuoti skaitinį važiavimą ir nesudeginti jo. Pajuda Tomas nuo starto linijos ir panašu, kad kiek per anksti šiek tiek pasistato, reikia pasistabdyti, kad asitemti iki klipino, bet anaip tol sugeba surinkti clipping zonas ir suvažiuoti iki šiol tikrai labai neblogą važiavimą. Panašu, kad Tomas turėtų